Štai pažiūrėkite, kokie yra double glazing, dvigubi langai, nuo kurių taip bėga vanduo. Matot? Kiaurai viskas šlapia, net nesimato. Viduje pas mus šilta, o laukia yra jau, apie 0 plius minus. Šiandien yra šilčiau, bet va toks kondensatas kaupiasi ant langų, tai jie čia vadina dvigubus langus. Tai yra baisu. Ir va taip tie langai varva, čia nieko nesimato. Ir va, štai tokie dalykai. O ko čia nervintis, kiaurai viskas bėga. Ko tu čia nervinės? Kas čia dabar tau? Suprotu, tai gerai. Beta, pažiūrėkit. Aišku, aš viską čia pasakoju su jumoru, bet tas, anas ir visą laiką kažkas, galima iš proto išeiti. Taip kaip, pavyzdžiui, laikom ištiesta ranka puodelė, ne? Joje rankoje laikome puodelį. Ir kiek jūs ilgai galite laikyti? Valandą, 2, o jeigu 2 dienas, o jeigu 2 metus, o jeigu 15 metų? Tai pastoviai kažkas vyksta, va tokie nekokybiški dalykai. Čia mūsų kalėdiniai papuošimai. Čia esu aš ir čia yra mano merginos. Tai va, stiprybės visiems, transformacija nebus tokia lengva, bet ji bus labai naudinga kiekvienam iš jūsų. Ir kai jūs eisite per kažkokį stiprų laikotarpį, jisai ir bus maždaug apie 6 mėnesius tęsia šitą transformaciją, tai visada stenkitės pamatyti tą šviesą, pamatyti tą dieviškąjį planą, kad jūs turite transformuoti savyje kažkokias neigiamas savybės ir visame tame pamatyti dieviškumo. Kokią naudą šita situacija gali atnešti būtent jums. Tai su didžiausia meile, palinkėjimais ir siunčiu daug stiprybės, kad išliktumėt stiprus ir vieningi. Būtumėt Lietuva viena didelė, galingiausia šeima. Su kalėdom, su kalėdom, su kalėdom.